Norint sukurti dabar perdangos plokštę, parodysiu, kaip besinę perdangos plokštę sukurti šitoje dalyje. Tai galima sukurti nubrėžiant kontūrą perdangos, pasinaudojant tokiais įrankiais plokštumos, apvalę ar arką arba kvadratinę ir paskui priskiriant jai savybės. Galima nubrėžti su polilinija arba galima brėžti iš karto perdangos elementą, kuris turės iš karto perdangos savybės ir nereiks priskirinėti. Tai galima braižyti arba tą pasirinktą perdangos kontūrą arba trimatėje erdvėje, arba pasirinkant dvimatį vaizdą, tarkim, altitudę, kurioje aš braižysiu tą perdangos plokštę. Tai tarkim, aš pasirinku šitą variantą ir braižau perdangą, tarkim, ją apibrėžiu 2 taškais, nurodo, kad bus nuo čia iki čia. Jeigu nubrėšiu dar vieną perdangą perdangoje, tai ją traktuos kaip angą. Tai čia yra pažymėta, tarkim. Ne, jeigu čia pas mane kažkokie tai laiptai kažkur bus, galbūt bus anga. Tai tiesiog nubrėžiu taip. Ir dabar čia yra nubrėžtas tik tai kontūras ir reikia priskirti perdangos savybės tam kontūrui. Tai dabar norint priskirti, čia įsijungiu įrankius ir spaudžiu mygtuką Panels, kur yra nurodomi pasirinktas armavimo tipas. Tarkim, čia pagal nutylėjimą kažkoks yra apibrėžimas storis perdangos. Tai tarkim, pasirinku, kad tai yra vienodo storio perdanga. Tarkim, 200 storio čia pavadinimą tik tai užsiduodu, o čia storį pasirašau, tarkim, 20 centimetrais matmuo, pasirinku koks betonas, 25-30 ir spaudžiu Add. Dabar čia skaičiavimo modelis, tai pagal nutylėjimą Shell tipas. Jisai turi pavadinimą Shell, bet tai kas tai yra? Tai vienu žodžiu yra, kad bus suskaidoma perdangos plokštė į baigtinius elementus, čia pažymėtas. Čia yra pasirenkamas, koks jos standumas bus, ar jinai bus standi plokštumoje, ar nestandi, dabar pažymėta. Tai bus atitiks mūsų perdanga darbą, ar ne, tarkim, jeigu tai būtų surenkamos perdangos plokštės, tai kai vertinama kaip standus diskas plokštumoje, tai tada reiktų pasirinkti standumą ir kad standus XY plokštumoje savo. Ir paskutinis punktas tai yra apkrovų perdavimas. Analitinis per šitus baigtinius elementus arba supaprastintas, vienu žodžiu. Tai čia tinka tik tai apkrovų perdavimui generuoti, o ne perdangų plokštėms ar nesienoms kurti. Tai tarkim, galiu pavadinti analitinį plokštę, pridėta. Ar šiaip pagal nutylėjimą tas Shell irgi yra lygiai tas pas, kas dabar aš sukūriau. Ir čia arba vidinių taškų nurodau, kuriai perdangos plokštai čia priskirti tas savybės, arba priskiriu pagal objektų numerius. Tai tarkim, pasižymė plokštę, spaudžiu Add. Na ir automatiškai aptinka, kad čia yra anga. Ir turime perdangos plokštę sukurtą. Ir dabar, kadangi plokštė čia pas mane remiasi ant trigelių, tai reikia uždėti atlaisvinimą. Tai plokščių elementų atlaisvinimas dedasi per šitą komandą. Čia yra sukurta pagal nutylėjimą šardyninė atrama, tai atlaisvinimas momentas. Tai aš jį ir panaudoju, tiesiog pažymiu kraštą perdangos plokštės, čia pasižymė kraštas, apply. Ir dabar galima įjungti, kad matytųsi tie atlaisvinimai, tarkim. Čia
ne viską pažymėjau prie atlaisvinimų, kad kodus rodytų. Tai dabar matome, kad rodo standus ir atlaisvintas. Tai yra fx, fy, fz suvaržyta, o momentas atlaisvintas. Čia rodo rygelių atlaisvinimo simbolius. Plokštė sukurta. Pats plokštės kontūras sukurtas tiksliau. O dabar toliau reikia kurti plokštės tinkliuką, uždėti apkrovas, žiūrėti ar gerai įražus suskirstyti.